ji atrodo. Klausimai, ponas Kaminski. Mere, galbūt aš ne į temą, aš prie ano klausimo norėjau pakomentuoti šiek tiek. Taip, prašau. Mes iš esmės turėsime turbūt perdaryti arba perrašyti tą punktą ir galbūt gerai būtų pasikonsultuoti su teologais, kadangi tai prieštarautų duoti arba išmaldą, arba duoti auką prieštarautų krikščioniškam gyvenimo principui. Nes nuostatos yra tokios, kad prašančiam turi duoti. Ir čia kažkaip reikia protingai išsukti, išaiškinti ar porą sakinių dar parašyti ir galbūt pasikonsultuoti. Tik tiek norėjau. Dėkui, aš irgi dar tik pridursiu, kad jeigu žiūrint atgal į istoriją, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais arba tais laikais, norint elgetauti gatvėje, turėdavo būti magistratos miesto sutikimas. Būdavo duodama speciali dėžutė su spaudu ir kad jūs, jeigu renkate aukas, tai buvo veikla, kaip pasakyti, reglamentuojama. Ne bet kas galėjo rinkti gatvėje aukas arba prašyti išmaldos. Tai lygiai taip pat kažką reiktų sugalvoti ir mūsų šiais laikais. Taip, dabar grįžtant prie šito klausimo, ar galim bendrų sutarimų pateikimui pritarti dėl UAB Bahar Kalvarijų gatvė laiko apribojimo? Dėkui. Kurie komitetai svarstytų? Kurie komitetai? Tautinių bendrijų? Tas pats komitetas tautinių bendrijų, vienas komitetas, taip? O sveikata jau nebenori svarstyti alkoholio? Kepenis nelaiko? Prašau. Sveikatos, 2 komitetai. Toliau, kolegos, 37 dėl pritarimo projektui jaunimo politikos efektyvaus įgyvendinimo strategijos Vilniaus mieste parengimas. Svarstymas pristato ponas Laniauskas, jaunimo reikalų koordinatorius. Svarstė praktiškai visi komitetai, dauguma jų pritarė be pastabų. Socialinių reikalų komitetas pritarė su siūlymu, kad dalis projekto išlaidų būtų skirta Vilniaus miesto jaunimo sistemos sukūrimui ir išlaikymui. Tačiau šita programa negali būti panaudota būtent tokiems tikslams, todėl į pastabą negalima būtų atsižvelgti. Kolegos, ar yra klausimų? Neklausimų, atsiprašau, užsirašysiu kalbėti nėra. Dėl balsavimo motyvų nėra, tai galim pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, sprendimas priimtas. 38 dėl pritarimo projekto naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialiojo bendro plano rengimas konceptualiai daliai. Pateikimas, ponas Pauža turėtų padaryti pateikimą. Ar galim tiesiog dabar pritarti bendrų sutarimų pateikimui? Nes šeštadienį mūsų seminare rengėjai, dėl to mes specialiai norim, kad būtų tam laiko, rengėjai pristatytų visą konceptualiją dalį ir ten galėtume užduoti klausimus ir turėti diskusiją bendrą. Be abejonės, tai mes pritarėme pateikimui bendrų sutarimų, kurie komitetai norėtų svarstyti. Visi, gerai, visi komitetai svarsto, o šeštadienį susipažinsime detaliai seminare, kuris vyks šį šeštadienį. Dėkoju. 39. Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės ūkio valdymo ir kitų paslaugų optimizavimo galimybių studijai. Kalbame apie švietimo įstaigas. Ponas Petronis, prašau. Čia būtų pateikimas. Pagrindinis tikslas čia labai gerai yra įvardintas jau jūsų turimame aiškinamajame rašte. Iš esmės kalba liečia švietimo įstaigas ir vis tik tai reikėtų nustatyti iš šalies žmonėms įvertinti, kokiagi yra situacija ūkio valdyme. Tai yra parodyti trūkumus, problemas ir galimus sprendimų būdus. Finansavimas bendras yra 180 000, iš savivaldybės 15%. Šitam reikės prisidėti, tai yra 27 000. Visada, ko gero, yra malonu žinoti arba net ir pravartu žinoti,
nuomonė iš pašalies. Gana dažnai apie ūkio valdymą sprendžiame iš įstaigos vadovų kažkokių pasisakymų arba iš pačių specialistų. O čia aš manau, kad sudarius tam tikrą darbo grupę ir įvertinus visą tai, kas vyksta pas mus iš šalies, tikrai būtų įdomu žinoti ir pagaliau tai argumentuota būtų, kad jokia interesų grupė čia šitame reikale nedalyvauja. Klausimai ponui Petroniui? Nėra. Tai bendru sutarimu galim pritart pateikimui. Dėkui. Kurie komitetai svarsto? Kultūra, švietimas, sportas, tautinės bendrijos, plėtra, aplinka, ekonomika. Dėkui. Toliau ir socialiniai reikalai. Dėkoju. 400 dėl detaliojo plano tvirtinimo pagal kadastro duomenis, kurie yra pateikti. Čia taip, komiteto nėra, tai tik bus pateikimas. Ponas Napolionis pristato. Planuojama teritorija Pašilaičių seniūnijoje yra privati žemės ūkio valda dabar. 23 arų detaliųjų planu siekiama ją padalinti per pusę ir nustatyti užstatymo reglamentus. Tai siūloma formuoti 2 sklypus po 11 su viršum arų, nustatant aukštingumą mažaaukštės gyvenamos statybos iki 3 aukštų, intensyvumas iki 0,4 ir paliekant šitoje daly želdyną, nes pagal miesto bendrą planą palei šitą melioracijos griovį eina migracijos koridorius. Tai atsižvelgiant į tą bendro plano sprendinį, užstatymo teritorija tik tai iki žalios zonos. Likusi šita dalis yra želdynas. Klausimai nėra. Bendru sutarimu pritarėm pateikimui. Kurie komitetai svarstys? Plėtra be abejonės. Dėkui. 41. Dėl paslaugų pirkimo iš savivaldybės įmonės Vilniaus planas. Pritaręs ekonomikos ir finansų ir svarstė miesto plėtros komitetai. Frakcijų vadovai pritarė skubos tvarkai, prašau. Šiuo sprendimo projektu būtų nustatoma tvarka ir įkainiai, kokias paslaugas Vilniaus miesto savivaldybės administracija pirktų iš įmonės Vilniaus planas. Yra iš viso numatytos 9 pozicijos paslaugų pirkimo, nuo bendrojo plano rengimo ir stebėsenos iki maketų gamybos. Taip pat į tokią naują pasiūlytą funkcija kaip ES finansuojamų projektų dokumentų rengimas, įvertinimas ir visa kita. Ką tas duotų miestui? Visų pirma, pagal įstatymą tai savivaldybė turi ir atsakinga už planavimą, o mes turėdami savo įmonę ir nustatome terminą, kuriam perkam paslaugą, turėtume kokybišką ir greitą paslaugą be viešųjų pirkimų. Šitas sprendimo projektas neatima galimybę savivaldybei pirkti paslaugą, jeigu toks reikalas ar noras atsirastų. Bet kaip minėjau, ir praktika rodo, kad ne visada viešas pirkimas duoda geriausią rezultatą. Kaip taisyklė, tai nebūna, kompromisas būna pasiekiamas kokybės sąskaita. Už tai prašau tarybos pritarti. Dėkoju. Klausimai? Klausimų nėra. Galim pritart skubai. Atsiprašau, pono Švilpa, klausimas. Kaip? Žiūrėkit, aš manau, kad iš tikrųjų pakankamai svarbus klausimas šitas ir vedantis komitetas yra netgi nesvarstęs šito klausimo ir nebalsavęs. Ir man atrodo, netgi yra ir procedūrinių pažeidimų, jisai nebuvo laiku užregistruotas. Tai pakankamai svarbus klausimas. Aš manau, kad mes turėsim vienokį ar kitokį sprendimą priimti, bet aš noriu ir kviečiu visus tarybos narius įsigilinti į šitą klausimą, o ne palikti vien tik tai frakcijų vadovom apsitarus skubos tvarka. Tas, kas tikrai įsigilinęs į tą klausimą, aš manau, ramia širdim balsuos, bet visus kitus kviečiu vis dėlto normaliai sulaukti pateikimo to klausimo, kad bent jau vedantis komitetas priimtų kažkokį sprendimą ir tada balsuoti po 2 savaičių.
Aš tik kolegos patikslinsiu, vedantis komitetas ekonomikos ir finansų, jis yra apsvarstęs, o plėtros komitetas išklausė sprendimą, bet jis nėra vedantis, nes kalba apie įkainius. Ir tai nėra kažkoks naujas sprendimas, jis yra kasmet buvo daromas ir praeitoj kadencijoje ir lygiai taip pat dabar. Tačiau mes turime vertinti, kad Seime įstatymai yra pasikeitę, nuo kitų metų tokio dalyko nebebus galima daryti ir Vilniaus planas vykdo ne šiaip savo darbą, jis veda bendrąjį planą, jis daro daugelį funkcijų, kurių mes negalime rinkoje iš principo nusipirkti ir mes tiesiog turėsime per mažai laiko, nes ateis ir Grinda, ir kitos organizacijos, kad mes spėtume. Šioje vietoje aš pabaigsiu. Pirmiausia, tai ateis ne viena įmonė, todėl natūralu, kad mes turime laiko realiai nepilnus 2 mėnesius. Ir mes turime realiai, kiek gal iki naujų metų pabaigos maksimum 3 tarybos posėdžius greičiausiai. Tai atitinkamai čia yra, sakykime, laiko klausimas svarbus, nes įstatymai yra pasikeitę. Nuo kitų metų to bus negalima daryti ir faktiškai visos įmonės turės dalyvauti viešuosiuose konkursuose arba reikės prašyti viešųjų pirkimų tarnybos leidimo. Tai tokiu būdu apsisunkina visas procesas labai stipriai. O šis sprendimas nieko naujo nėra, juolab ypatingai pono Švilpui puikiai turi būti žinomas. Aš norėčiau merą papildyti, gal procedūriškai visa medžiaga buvo pateikta laiku. Tai yra jokių procedūrinių pažeidimų nebuvo padaryta. Klausimas ponas Saksonas buvo prieš tai, mačiau. Aš siūlyčiau būtent Prašau, ponas Saksonas. Neskubėti priimti skubos tvarką, o atidėti iki kito posėdžio ir svarstyti šitą klausimą bendrą tvarką. Jeigu galima, pakartokite, neišgirdau jūsų motyvų pasakymų. Kadangi komitetas tik susipažino su informacija ir tas klausimas buvo įtrauktas kaip papildomas klausimas į miesto plėtros komiteto posėdį, tai siūlytume klausimą atidėti ir dar kartą grįžti svarstyti į miesto plėtros komiteto posėdį. Supratau, išgirdau, dėkui. Ponas Benkunskas, klausimas. Aš noriu paklausti, minėjot, kad nuo naujų metų keičiasi teisinis reguliavimas įstatyminis viešųjų pirkimų būtent srityje. Taip. Tai įstatymai šiaip savo nėra keičiami ir šitas skubėjimas galbūt yra susijęs su tuo, kad kažkas neskaidriai vyksta ir taip siekiama priimti į ateitį kažkokias tvarkas, kurios leistų išvengti viešųjų pirkimų procedūrų. Aš jau savo pasisakymę minėjau, kad kompromisas ne visada yra pasiekiamas kompromisų geriausias rezultatas. Per viešą pirkimą ateis kompanijos be patyrusių žmonių ir specialistų pasiūlys pigiausią paslaugą ir pagal įstatymą mes jas turėsim nusipirktas paslaugas. O kas tvarkys mūsų GISą, visą sistemą, kuri dabar jau verta milijonų. O tą atlieka tik tai Vilniaus plano specialistai ir taigi tie specialistai, kurie šiaip inžinieriai persikvalifikavę prieš 20 metų į kompiuteristus. Tam, kad suprastų, tokių specialistų nerengė mūsų aukštosios mokyklos ir atsisakė šitos paslaugos iš Vilniaus plano, mes jos niekur nenusipirksim. Ir aš paantrinsiu, kad šitame Seime įstatymai priminėjami labai dažnai iš Palubinsko ir neaišku dėl ko. Įsivaizduokime, jeigu mes galėtume pavyzdžiui, atipirkti paslaugą bendrą miesto planavimo ir GISO paslaugą iš kažko tai privataus. Tai yra privati kompanija, valdytų visą žemės sklypų detalių planų planavimo procesą ir panašiai. Vilniaus mieste. Mes aiškinom įstatymų leidėjų, kad negalima daryti tokių dalykų, nes greunate esamą sistemą. Vilniaus planas 20 metų dirbas šitoje temoje ir to neįmanoma padaryti, tai galima tik sugriauti ir aš manau, kad tas įstatymas iš principo yra gana neskaidrus. Bet pabrėšiu tai, kad įstatymo leidėjai suprato ir davė laiką, kad įsigalioja nuo sausio 1 dienos, o ne iš karto, ką galėjo padaryti, nes įstatymas priimtas berods spalio mėnesį. Taip, ponas Milėnas. Taip. Pirmiausia, pagal tarybos reglamentą eilės tvarka yra visi, kurie nekalbėjo. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad jau ir praeitoj kadencijoje, kuomet teko susidurti, buvo tokie laimėjai, kurie neturi jokių duomenų ir ateina čia, maldauja, kad paskui iš Vilniaus planas reikalauja pateiktų duomenys ir tada jie atliks darbą ir taip to darbo tinkamai ir neatliko.
Todėl čia yra daug problemų ir aš siūlyčiau pritarti ir balsuojant pritarti šiam klausimui. Taip, dėkoju. Ponas Alekna. Tai jeigu aš teisingai supratau, ponas pranešėjas, jis abejoja, kad prezidentės inicijuojamas įstatymo pataisos, jos bus tobulos ir jas galima bus įvykdyti. Tai aš stebiuosi tokiu pareiškimu, tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, tiesiog gal mes nesugebam aprašyti tiesiog konkurso sąlygų, jeigu ateina įmonės, kurios neturi patirties ir laimi konkursą. Ponas Alekna, klausimą suformuluokit dabar iš naujo. Ar, kaip suprantu, klausimas, ar pranešėjas abejoja prezidentės teiktomis įstatymo pataisomis? Tai aš atsakysiu už pranešėją, jis tikrai tuo abejoja. Toliau, kitas klausimas, ponas Rudžionis. Ačiū, merė. Po tokios įtaigios ir teisingos jūsų kalbos, iš ties, kvalifikuotas, nusenas savivaldybininkas esat. Tai, mano supratimu, reikėtų, kad visi tarybos nariai pagaliau sužinotų, kas tai yra Vilniaus planas ir kokias funkcijas atlieka. Esu tikras, kad žymi dauguma, o gal vos ne visi, tik yra vieną ausim girdėję ir supratimo neturi. Todėl reikėtų atiduoti, pasvarstyti visus komitetus, paprasčiausiai kaip tarybos narių kvalifikacijoje pakelti, kad jie suvoktų ir žinotų, kas per instrumentas, kad tai gal nėra monopolizmas, kaip kad kiti gali suprasti, kad Vilniaus planas užvaldęs rinką, monopolis ir nėra, gal iš tikrųjų jis yra nepakeičiamas. Tai tas mechanizmas, kuris tokia svarba funkcija, tai aš todėl klausiu, ar netikslinga būtų visiems komitetam duoti svarstyti, kad iš ties nebūtų jokių pažeidimų ateityje ir nebūtų monopolio. Dėkui. Tikrai tas siūlymas geras ir tikrai tą būtina ir galima padaryti. Tai, pono Švilpa, klausimas. Man Dastikas taip ir neatsakė, ar tikrai laiku buvo komitetam pateiktas šitas klausimas. Tai vienas dalykas. Net aš datų neatsimenu, bet procedūriškai viskas buvo atlikta teisingai, aš galėsiu jums pateikti pažymą rytoj. Tai aš norėčiau tikrai oficialiai gauti atsakymą, iš tikrųjų, kada buvo užregistruota. Jeigu jau taip. Kitas dalykas merui, man labai keista jūsų pozicija, kai jūs matot, kad iš tikrųjų tarybos nariai ne visi yra įsigilinę į šitą klausimą ir jūs jėgos būdu stumdamas šitą projektą tik paprasčiausiai nuteikinėja tarybos narius. Mes pasiūlėm labai elementarų dalyką. Nedaryti tam klausimui skubos tvarka ir mūsų plėtros komitetas irgi ir pirmininkas pasakė, kad iš tikrųjų mes pasvarstykim, išgirskim visus argumentus, prabalsuokim, kiti komitetai. Pona Švilpa, aš norėčiau jums labai aiškiai pasakyti, kad dar aš jokios pozicijos balsavimui nesuformulavau. Aš dar nesuformulavau. Man atrodo, dabar vyksta klausimų pranešėjui laikas. Tai ir uždavinėkit klausimus. O šiuo atveju šiandien dažniausiai uždavinėja žiūri klausimus tie, kurie puikiausiai žino, kas yra Vilniaus planas, ir jūs, kaip buvęs mero patarėjas ir buvęs tarybos narys, puikiai žinot. Jūs jo labiau, jūsų praeitoje kadencijoje tokius sprendimus ne kartą priiminėjot. Tai šitoje vietoje aš kaip tik matau kažkokį keistumą, kad iš jūsų pusės eina klausimai, kurie puikiai žinote, kas yra Vilniaus planas. Todėl prašyčiau nedaryti išvadų ir komentarų, nebaigus procedūros klausimų. Aiškiai atsakiau. Taip, klausimas, ponas Alekna. Aš norėjau paklausti, ar ponas meras abejoja pranešėjo gebėjimu suprasti mano klausimą ir dėl tos priežasties už jį atsako? Aš padedu atsakyti, įpučiu drąsos žmogui. Kolegos, taip, paskutinis klausimas, ponas Kaminski. O žiūrėkite, sprendime vis dėlto, kiek metų laiko lieka? Kokiam laikotarpiui? 7 metam. Man atrodo, kalbėjome apie 5. O laiko lieka 2 mėnesiai iki naujų metų. Dėkui už klausimus. Kolegos, taip, praktiškai mes galim pritart pateikimui, jeigu yra noras susipažinti ir grįžti į tarybos posėdį, kitame tarybos posėdį. Tinka visiems toks dalykas? Kurie komitetai norėtų svarstyti? Ekonomikos ir finansai svarstė, miesto plėtra,
tautinių bendrijų, ūkis, kultūra, sveikata, aplinka, socialiniai. Sakiau miesto ūkis. Ačiū. Dėkui. 42. Dėl sutikimo perimti Trakų Vokės dvaro sodybai esančius hidrotechninius statinius Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. Yra pritarimas ekonomikos finansų komiteto, matyt galim pritarti bendrų sutarimų ir sprendimų ir skubai, taip? Ačiū. Ir paskutinis darbotvarkės šios dienos posėdžio klausimas, 43. Dėl kambario bendrabutyje Jeruzalės gatvė 27-218 išnuomavimo Kęstučiui Urbai. Pritarė socialinių reikalų komitetas, tačiau būtų siūlymas padaryti šiandien tik pateikimą. Gal galima prašyti? Tai prašau pristatyti. Kęstutis Urba yra Vilniaus miesto gyventojas, vidutinio amžiaus žmogus ir nuo 2005 metų jis deklaruoja savo gyvenamąją vietą prie Vilniaus miesto savivaldybės. Tai dabartiniu metu žmogus visiškai neturintis kur gyventi ir turintis rimtų sveikatos problemų, neįgalumas dar nėra nustatytas, tačiau dabartiniu metu jis kreipėsi į gydytojus. Kad žmogui trūksta socialinių įgūdžių, rodo tai, kad jis šiltuoju metų laiku gyvena. Tai vienur, tai kitur, dabartiniu metu glaudžiasi apskritai Užupio meno inkubatoriuje. Ir dėl socialinių priežasčių prašome jam išnuomoti neeilės tvarka bendrabutį. Tai neprieštarauja savivaldybės tarybos sprendimui dėl bendrabučių išnuomojimo. Klausimai yra? Ar stovi eilėje minėtas asmo? Eilėje, ar jis atsistojęs į eilę? Jis prašymą yra parašęs, tik ta eilė bus patvirtinta. Taip. Procedūrą atlikęs, tik tai dėl mūsų... Ok, supratau. Ir gyvenamųjų, negyvenamųjų patalpų komisija yra pritarus. Galim pritarti skubai ir sprendimui bendrų sutarimų? Ačiū. Sprendimas priimtas. Kolegos, taigi baigė mūsų tarybos posėdį. Dar noriu priminti, kad šį šeštadienį mes turėsime kitą tarybos posėdį seminarą. Darbotvarkės esate gavę. Pradžia būtų 10 valandą, todėl prašome atvažiuoti anksčiau. Išvykimas 9:00 autobusu nuo Vilniaus miesto savivaldybės. Taip pat parveš. Žinot, mūsų darbas rūpintis jumis. Darbotvarkę turite. Grįžtame tą patį vakarą, autobusas atgal išvažiuos 22 valandą. Ir prašom pasiruošti ir turėti tikrai laiko dalyvauti diskusijose ir visa kita. Tai kolegos, ačiū ir gero vakaro. Ir iki pasimatymo šeštadienį. Gracias.